vis dar juokiesi, kad kai aš kalbu apie tai, kad rytinės erekcijos nebuvimas rodo tavo sveikatos sutrikimo priežastis, negalvo, kad vyrams po 40 metų, arba netgi negalvo, kad visiems vyrams po 40 metų taip yra. Atkreipdėmės į tą faktą, kad netgi pagal statistiką 22 metais Lietuvoje nuo širdies ir kraujagyslių ligų sutrikimo mirė daugiau negu 22,5 tūkstančių žmonių. Tai yra netgi 53% visų mirties atvejų. Kągi, o ką tai rodo? Tai rodo, kad kraujotaka yra sutrikus, kad kraujas yra sutirštėjęs, kad cholesterolis greičiausiai yra padidėjęs, spaudimas padidėjęs ir į mažąjį dubenį nepriteka pakankamas kiekis kraujo. Ką daryti? Į šitus visus klausimus atsakau savo sveikatos maratone. Geresnė reakcija per 90 dienų. Prisijung prie mano grupės. Jeigu nežinai, kur jinai yra, parašyk asmeniškai, aš pasakysiu. Mes startuojam nuo lapkričio 1 dienos. Klausk, prisijung, dalyvauk.